ir norėčiau eiti mums toliau prie mūsų pokalbio struktūros. Tai kitas kalbėtojas bus Simonas Černiauskas ir Andrius Pliškaitis. Simonas yra čia, o Andrius yra čia. Sveiki, vyrai. Kaip ir kalbėjau, daugybę klausimų gavom, neįsižeiskit tie, kieno klausimų neperskaitysim, bet mes esame atrinkę mūsų asmeninę nuomonę, pačius geriausius. Tai man atrodo, nelaukiant galim pradėti nuo pačio pirmo klausimo. Apie tyrimą. Va čia yra bėganti eilutė, kaip tik aprašo tyrimą. Jūsų atliktame tyrime IRT sektoriaus poveikis Lietuvos ekonomikai 2025 metai pabrėžima, kad IRT sektorius tampa vis reikšmingesnė Lietuvos ekonomikos dalimi. Ir iš to išeina klausimas. Kokius mato pagrindinius veiksmus, kurie galėtų išlaikyti šį augimo tempą artimiausius 5 metus, ypač atsižvelgiant į globalius technologijų pokyčius? Tai man atrodo, reikėtų šiek tiek papasakoti apie IRT sektorių, apie tyrimą ir tada bus galim perėti prie šito klausimo. Kas norėtų, ar Simonas, ar Andrius? Aš galbūt galiu pradėti ir manau, kad Andrius, kadangi jis tiesiogiai dalyvavo projekto šio tyrimo rengime, tai tikrai galės nueiti į detalės. Tai gal, iš tikrųjų, keli tie tokie akcentai, tai mes analizavome paskutinių 6 metų laikotarpį, kai kuriais atvejais ten pjaustėm dar šiek tiek giliau. Ir, galima sakyti, ir pagrįstai, tai nėra nuomonių tyrimas, tai yra duomenimis grįstas tyrimas, mes naudojamės duomenų agentūros, Sodros, mokesčių inspekcijos, banko duomenimis. Tai, ir tas sektorius išgyvena tikrai aukso amžių. Ir iš, to tokio nišinio, turbūt, ekonomikos elemento, taip, 10 metų atgal bendroji BVP pyrago struktūrai sudarė apie 2,5% ir 24 metais siekė jau 5,4%. Ir taip pat matosi, kad vėl, jeigu palyginsi su, tarkim, kitomis šakomis, palyginsi su kitomis industrijomis, tai vėlgi tie augimo tempai yra tikrai vieni iš intensyviausių. Įmant kitus rodiklius, pavyzdžiui, tą pačią, pačią pridėtinę vertę, tai per 6 metus tas kilimas buvo 2,5 karto. Eksportas, ir jūs teisus visiškai, aš visai ką tik grįžau iš valstijų ir ką tik iš Kanados, tai mes tikrai labai daug laiko praleidžiam tarptautinėse vandenyse. Tai eksportas per 6 metus augo 4,5 karto ir, tarkim, būtent valstijos yra ta numeris 1 rinka, kur maždaug 1/4 viso eksporto nukeliauja. Pati darbo rinka, vėlgi, pats darbuotojų kiekis padidėjo virš 60%. Ypatingai padidėjo tarptautinių profesionalų kiekis ir jisai per tą 6 metų laikotarpį augo daugiau negu 5 kartus. Ir atitinkamai, aišku, tai turi implikacijas ir kitiem rodikliam, tiem patiem mokesčiams sumokamam, atlyginimų augimas yra kažkur 2,5 karto aukštesnis negu tas nacionalinis vidurkis. Ir jeigu taip tada einant, be abejo, jūs visi galite tą tyrimą, matau čia bėgant eilutę, bet atsidarę mūsų puslapį, jūs irgi pačiu pirmu skelbimu. Infobalt.lt, ne? Infobalt.lt, taip. Tai pamatysite tiek lietuvišką versiją, tiek jeigu nueisit į anglų kalbą, tai anglišką versiją. Ir jeigu jau einant prie to atsakymo jūsų tą pradinį klausimą, tai ko mums reikia, kad išlaikytumėm tą spartą, tai iš esmės reikia, mes tokius turbūt 5 dalykus formulavom ir jie yra pakankamai makro, bet yra svarbus. Tai visų pirma, tai yra labai svarbu palanki ir draugiška tiek verslo, tiek ir apskritai reguliacinė aplinka. Ir vėl čia turbūt neįsiu labai detalės, nes mes galėtume visą tą laiką suvalgyti, bet čia toks yra vienas iš tų pirmų prerequizites. Toliau yra, mes šiandien kalbam irgi apie talentų, apie diasporos pritraukimą ir tas vystymas ekosistemos talentų, tai yra tiek pritraukiant lietuvius, tiek pritraukiant tarptautinius talentus, tiek taip pat auginant jau čia esančius talentus. Tai yra vienas iš irgi tų kertinių elementų. Tada prieiga prie kapitalo, ir kad ir ką mes čia turėsime omenyje, ar bankus, ar VCs, ar rizikos kapitalą, ar kitas priemonės. Ir tas R&D arba tos lietuviškai yra tas keiksmažodis MTEP vystymas, tai yra taip pat. Ir toliau vėlgi tas pats eksporto vystymas, palaikymas,
Ir dienos pabaigoje, aišku, mes irgi niekur nenueisim, jeigu neinvestuosim į dirbtinį intelektą. Tai šitoje vietoje yra daug labai gerų pavyzdžių. Tas pats dirbtinio intelekto fabrikas, kuris ką tik Europos Sąjungos patvirtintas, irgi yra viena ta prielaida. Tai tiek turbūt nesakau, nes noriu visą eteriją suvalgyti tam tyrimui. Aš labai stipriai tikiu, kad jeigu jūs galėtumėte papasakoti bent jau 1% tai, ką žinot, čia netiltumėm į parą laiko, man atrodo. Ne? Kaip tik užsiminėt šiek tiek apie dirbtinį intelektą, apie mokymus, apie mokymasi ir kaip tik greičiausiai studijuojantis paklausė tokį klausimą. Sako, kokia šiais ir artėjančiais metais numatoma duomenų mokslus baigusių studentų paklausa. Tai greičiausiai kažkas mokosi duomenų mokslus ir galvoja, kiek paklausų tokie studentai yra. Tai gal Andriui duokim pakalbėti šiek tiek. Taip, tai galim mes pakalbėti truputį apie tendencijas ir dalį iš tų tendencijų mes pamatėm tyrimo metu to paties, kurį aptarėm pradžiai. Tai, neskaitant to bendro augimo, sakykime, ir keitėsi ir, tarkim, profesionalų ar kvalifikacijų struktūra bendrai. Tai aišku, labai daug to augimo sąlygoje, sakykime, didžiąją dalį absoliučiai programinės įrangos segmentas. Ir tas turbūt labai aiškiai jaučiasi ir jaučiasi dar, ta prasme, jautėsi tuo metu ir jaučiasi ir dabar, kad tai, tas sektorius labai turi gerą pagreitį, bet kas augo irgi gana stipriai, tai ir kitos kvalifikacijos, kurios yra, sakykime, ne IRT sektoriaus jau. Nes, tarkim, fintech visos kompanijos jos nepriklauso pagal statistiką, pagal savo veiklą IRT sektorių, jos yra finansų ir draudimo sektoriaus žaidėjai. Nors, sakykime, nemaža dalis, kaip mes pamatėm tyrimo metu, nemaža dalis žmonių, kurie turi tas kvalifikacijas su skaitmeniniam technologijom, jie dirba kažkur kituose sektoriuose ir padeda jas taikyti. Tai, sakykime, duomenų mokslas yra būtent ta kvalifikacija, kur pačios IT kompanijos gal mažiau netgi joms reikia tų duomenų mokslininkų negu tiems, kurie jau taiko savo konkrečioje srityje tas technologijas ir naudoja tos duomenys. Tai čia yra, sakykime, viena pusė yra inžinierija, kita pusė yra taikymas. Tai klausimas, jeigu tu esi duomenų inžinierius, tai, sakykime, galbūt tu ten vienoje pozicijoje dirbi, jeigu nori dirbti duomenų analitikų, tai labai tikėtina, kad tu kažkokios srities, tarkim, ar sveikatos duomenų, ar kažkokių statistinių duomenų analizės, tarkim, ta pati valstybės duomenų agentūra, visai kito pobūdžio darbus darė prieš 10 metų, lyginant su tuo, kas yra dabar ir kokią turi platformą ir kokia yra, galimybės, kokias, sakykime, atsiveria žmonėms dirbti su duomenimis tokioje aplinkoje. Tai mes matom, pavyzdžiui, labai konkrečiai apie programuotojus ir testuotojus, jų ten per 6 metus išaugo dalis, kokiais 7% punktais iki gero 5% turbūt iš sektoriaus darbuotojų, bet, pavyzdžiui, sistemų analitikų, duomenų bazių specialistų skaičius augo ten 40-60%, tai yra tos kitos kvalifikacijos, kurios susiję yra su IT tiesiogiai, tai jos augo gana ženkliai. O šiaip, tarkim, su duomenų analitika matyt labai daug poreikio tokio atsiranda, ar, sakykime, su duomenų inžinerija, galbūt netgi, sakyčiau, atsiranda iš to dirbtinio intelekto jau tokio bangos, kuri jaučiasi labai stipriai ir Lietuvos kompanijose, daug startuolių, daug įmonių brandžių bando ir kūrė tos produktus ir ten reikia tiesiog, ten viskas veikia didelių duomenų pagrindų. Tai gal... Aš kai Andrius atsakinėjo į klausimą, aš jau iš karto ir trečią klausimą įjungiau, kaip tik trečias klausimas buvo apie kompetencijų trūkumą. Tai greičiausiai paminėjo Andrius savo pristatymę labiausiai trūkstamas, bet tik tai mums liko į trečią klausimą atsakyti tik tai į antrą dalį. Tai žmonės paklausė, kokių kompetencijų labiausiai trūksta IT skyriuje. Ir kaip asociacija mato būdus spręsti šį atotrūkį tarp formalaus išsilavinimo ir praktinių įgūdžių. Tai greičiausiai žmogus paklaus nori, kad dažniausiai baigia universitetą, šiek tiek trūksta praktinių įgūdžių ir jeigu iššokti į tą važiuojantį traukinį, reikia gerai taip įsibėgėti. Ar turi kažkokią tai strategiją, kaip spręsti tą dalyką, galbūt kažkokios stažuotės, dar kažką? Galite pakomentuoti šiek tiek?
Tai matyt, ką mes galim iš savo pusės pasakyti, nes jau 14 metų dirbam su tokiais darbo rinkos ir tų įgūdžių, kurios švietimo sistema padeda įgyti atitikimu darbdavių poreikiams. Tai yra pirmiausia tie tiltai ir kažkokia Infobalt kaip bendravimo platforma, nes mes vienijam ne tik tai kompanijas, mes vienijam ir universitetus, kolegijas, visus mokymo kursų teikėjus, tos coding schools, taip vadinamus. Dabar profesinio mokymo atsirado prieš 10 metų, tokia plyno lauko investicija, galima sakyti, nebuvo programavimo profesiniam mokymą. Ir visi tie veiksniai labai padėjo lankščiai reaguoti tą staiga užaugusi skaitmenizavimą kaip tokia mega tendencija ir užaugusi poreikį specialistų. Tai tas mūsų visom prasmėm augimas išskirtinis yra lyginant su visais sektoriais ir nebūtų įvykęs be to, kad atėjo didelė masė žmonių, labai daug jaunų žmonių atėjo. Dabar, tarkim, mes esam turbūt IT sektorius mūsų jauniausias yra Europos Sąjungoje. Mes esam numeris 1 pagal žmonių skaičių, daugiau pusė, reiškia, mūsų darbuotojų yra jaunesni negu 34 metų. Tai, sakykime, labai daug dinamikos tam sektoriui ir tas atsispindi ir skaičiuose. O pavyzdžiui, ar yra jūsų kompanijoje dirbančių žmonių atvažiavusių iš užsienio universiteto, pavyzdžiui, įgijusių išlavinimą? Nes kaip tik mes turime klausimą, pavyzdžiui, kaip vertinate užsienyje patirtį įgijusių lietuvių įstraukimą į šalies skaitmeninių inovacijų projektus? Ar tokia praktika jau vyksta ir kokios formos gali būti veiksmingiausios? Tai greičiausiai kažkas studijuoja, norėtų grįžti ir tokį neaiškumo klausimą turi. Jo, tai aš tai sakyčiau ir be abejo, Andriau, papildyk mane, kad faktas, kad tarptautiniai talentai, lietuviai, kurie įgijo tą tam tikrą patirtį ar studijavo, ar kažką jau ir dirbo užsienyje, tai faktas, kad turi vertinės, vėlgi atneša dažnai savo ir kontaktus, ir savo tą kultūrinį tam tikrą lauką, tam tikrą matymą klausimų arba problemų. Ir tų formatų labai įvairių, čia vėlgi turbūt labai priklauso nuo tos patirties atnešamos, kiek jinai yra, tai vėl, jeigu tu labai daug patirties turi, tai tu ten gali būti ir kažkoks mentorius, arba tu gali padėti investuoti, arba padėti darinėti rinkas. Jeigu tu esi ką tik baigęs studijas, tai man tokia viena turbūt didžiausia įspūdį ir labiausiai sveikintinų programų vystomų, kaip galima būtų paminėti, Kurk Lietuvai. Tai vėlgi yra formatas, vystomas tos pačios Invest Lithuania, palaikomas ekonomikos ministerijos, ir iš esmės tai yra apie tų jaunuolių, kurie nori daryti kažką daugiau ir prisidėti prie tos Lietuvos vystymosi ir taip pat ir skaitmeninės dalies vystymosi platformą. Ir čia tų pavyzdžių labai daug. Mūsų buvęs kolega, tas pats Paulius Vertelka, kuris šiuo metu yra Google regioninis, tai yra Europos ekonomistas, jisai prieš kurį laiką vadovavo tam pačiam Infobaltui ir jis atėjo iš Kurk Lietuvai. Tada visai eilė kitų šviesių žmonių, tiek dabar dirbančių su dirbtinio intelekto strategija ir tais pačiais minėtais fabrikais ekonomikos ministerijoje, tiek netgi buvęs ekonomikos ministras Lukas Savickas, dabartinis Seimo narys, kuris irgi daug prisidėjo prie tos transformacijos, yra to, arba tas pats parlamentaras, irgi Sinkevičius yra alumni tos programos. Tai čia netgi mano sesuo, aš dabar kalbėdamas prisiminiau ir pagalvojau, kad irgi jinai pabaigus, tai tikrai toks šviesus, geras modelis įtraukimo į tą Lietuvos transformaciją tiek skaitmeninę, tiek ir ne tik. Fantastika. Tai būtent dėl to mes ir darom šitą transliaciją, kad mes labai tikimės, kad žmonės gyventis užsienyje pamatys profesionalai, pamatys jūs, pamatys jūsų degančias akis, pamatys tą tokį atvirumą, nuoširdumą, tą kvietimą grįžti atgal. Ir galų gale sėdėdami žmonės kažkur tai Urugvajui arba dar kažkur Olandijoje sugalvos grįžti pas jūs ir padės jums kelti Infobaltą dar aukščiau. Simonai, Andriau, labai dėkoju Jums už pristatymą. Dovanokit, kad nedaviau valandos laiko. Aš puikiai suprantu, kad Jūs galite kalbėti labai daug apie tą dalyką, kur myli. Paskutinis klausimas. Jeigu norėtų tiesiogiai susiekti žmonės, ar gali padaryti elektroniniu paštu ar per LinkedIn?
Tai manau, kad LinkedInas patogiausia, taip pat yra mūsų puslapyje ir tas mūsų elektroninis paštas, tai galite naudoti visas priemonės. Aš LinkedIno fanas turbūt šitoje vietoje, bet tai susikonektinkime ir jo, kalbėkime. Pone Simonai, dar kartelį noriu atskirai padėkoti Simonai Černiauskui, žmogui grįžtam iš Čikagos, iš tolimų kelionių prisijungusiam prie mūsų asociacijos Infobalt CEO. Ačiū Simonai labai. Noriu padėkoti Andriui, pasirinkusiam tokį gražų foną. Andrius yra asociacijos Infobalt ST ir švietimo komiteto koordinatorius. Ačiū vyrai, labai tikiuosi, kad mūsų transliacija padės pasiekti dar daugiau žmonių.